Tai labas rytas. Pavalgėme kažkiek pusryčius, yra jau neužilgo 7, šiaip žadėjau 6 varyt, bet leidau savo pamiegot biškį. Tai nuo 7 pradėsim. Tai ir bus Klaipėda, Kaunas, Vilnius, toks maršrutas. Įkelsiu dabar maršrutą Klaipėda, Kaunas, kokį lėksim, tai 240 km. Jo, įkelsiu maršrutą, pasižiūrėti, dabar šiandien planuoju, pirmą dieną yra rugpjūčio 5 diena kažkas, 5 diena ir planuoju 100 kilų nulėkti, nežiūrėsim kaip seksis. Ir tada pamiegoti, biškį kažkur apsistoti, pamiegoti ir kitą dieną iki Kauno gal mėginti nulėkti. Jo, tokie šiandienos planai, bet apie kitą dieną dar negalvoju. Šiandien reikia nulėkti apie 100 kilų, iki Viešvilės berods yra 100 kilų, tai iki ten arba dar, žiūrėsim kaip seksis. Bet toks minimaliai tai 100 kilų. Jo, lėksim, tai tiek, jau viskas susiruošęs, daiktus susidėjęs iš vakaro. Šiandien dar kelius daiktus sudėjau. Esu pilnai pailsėjęs, pavalgęs, biškį yra pakeitimų su mityba, įsidėjau kitokio maisto. Tai pažiūrėsim, kaip čia kas bus. Tai taip, susirašėm, irgi dviratukas yra jau paruoštas, palapina, smulkus daiktai, gertuvės, laikikliai, maišų vietos netaupiau, pridėjau daugiau, ko reikėjo, visko pasiėmiau. Ir dar daugiau net rūbai, maistas. Miegmaišis, lietaus lietpaltis. Tai yra kelnes ir viršutinė dalis lietpalčio. Ir jo, taip gertuvės. Šiandien karšta, žada būti 30 laipsnių, šortukus susidėjau, jeigu ką persimaudyt. Gal kažkur išsimaudysim, šoksim išsimaudyt, mačiau yra vietų tenais, kur maudytis. Tai tiek, gal būtų iš tokio rytinio, pradinio video ir jo žiūrėsim, reikia judėti jau, 17 ir iki. Taip, išvažiavim iš Klaipėdėlės mūsų ir lekiam Kauno. Tikrai vėsus oras. Lėksim dabar kažkur, gal dieną išsimaudysim. Mačiau, yra vilčikių. Taip pat pietus reikia būtinai pavalgyti. Parodysiu, įsidėjau kitokius biškį pietus. Ne ryžius su tunu, bet nusipirkau ten kitokių. Tokių dalykėlių visokių. Riešutukų pasiėmiau, vaisių daugiau. Tai jo, viską pasižiūrėsim. Šį kartą nespausim, lėksim ant 15 km/h, nes visą dieną minimo nėra kur tikrai skubėti. Čia ne į Nidą, kad per kelias valandas čia ilgai visą dieną minsim, tai 15 km/h laikysim visą laiką. Ir manau bus normaliai. Vakarop jau turėtume įveikti 100 kilų ir pamiegot gerai ir rytoj iš ryto vėl taip pat, gal biškį daugiau, gal šiandien biškį daugiau, pažiūrėsim palei staciją. Tai tiek. Ir tokia situacija ryto buvo, kad parlėkiau Klaipėdai ant sankryžos. Žalias dega, viskas gerai, parvažiuoju pėsčiųjų perėją. Ir iš priekio parvažiuoja mergina su dviračiu. Su to didesniu, su plačiais ratais, tokiais storais. Ir aš dešiniau važiuoju kiek įmanoma. O su dviračiais yra, kad reikia laikytis dešinės. Man jau nebėra kur važiuoti, jinai tiesiai mane pravažiuoja. Ir tiesiog važiuoju ir galvojau, net greitis nebuvo didelis. Tai galvojau, tiesiog pamatys. Ir sustosiu, jinai toliau važiuoja į mane.
tiesiog važiuoja į mane, nestabdo visiškai, dar kaip tik akceleruoja. Tai aš sakau, ką jūs darot? Jinai, oi, atsiprašau, bet žiauriai keista situacija. Nes aš suprantu, kad tu atsitrenki gal žmogaus ratą ar kliudai ir nusustoji, bet jinai toliau važiuoja. Žiauriai keista situacija. Bet nebuvo didelis greitis, tai biškį ten mane pastūmė į šoną, dar kadangi su krepšiais esu svoris didesnis, tai pastūmė taip į šoną, priekinis ratas kažkaip pasikėlė ir tiek. Bet šiaip viskas gerai baigėsi, bet keistai žiauriai. Lekiam tokią trasą, dabar vis laik tiesiai. Link Kintų lekiam 26 kilai. Lėksim į Kintus. Tam 6 kilai sustosim, biškį kažką pailsėsim, gal užkasim. Kažką Kintuose gal kažką pažiūrėsim. Ir jo, lėksime toliau iš Kintų į kitą, į Šilutę, man atrodo, gali būti. Kažkas apie 40-50 km bus Šilutė. Pusiaukelį šiandien mes tikslo. Tai jo, žiūrėsim, kaip gaunas ten paskui. Tai tokia situacija nutiko, kad išvažiavau į tokį duobėtą kelią. Ir nulūžo man varžtas vienas. Nenulūžo, išsikabino, gal nuo vibracijos atsisuko. Nes tokį trumpesnį sukau vakar, nes buvo 2 rūšių varžtai, ilgesnė buvo, man netiko, tai buvo dar trumpesnė, tai tie tiko, kažkiek įsukau, normaliai susuko, bet gal nuo vibracijos atsisuko ir man iškrito, žodžiu, visas laikiklis buvo iš šono pakrypęs lėtės padangą. Tai galvojau, ką daryti, čia kažkur 7 kilometrai, galvojau, kad mesiu krepšius į krūmus. Ir varysiu iki Klaipėdos, pasiėmiau varžtų, kitokių varžtų, ilgesnių, matot, net, ir tarpinių paėmiau po veržlių ir ilgesnių varžtų ir įsukau dabar ir paėmiau 4. Jeigu dar atsitiktų tokia situacija, tai jo krepšius mečiau ten į krūmus. Labai bijau, kad kažkas paims, bet nieks nepaėmė. Čia tokia mažai apgyvendinta vieta. Ir jo nieks nepaėmė, viskas gerai baigėsi, aišku, laiko gaila. Esame nulėkiau 27 kilus. Jo valandą kem, laiko gaila, bet nieko tokio, svarbu susitvarkiam. Jo ir duobėtų kelių gal biškį palėtint reiktų, manau. Tai lėkim toliau. Jo ir čia mano klaida buvo dėl tų varžtukų. Nes buvo pridėti geri varžtai, bet jie buvo per stori ir buvo kiti pridėti, kur man tiko, bet nedaug įsisuko. Tai kažkaip buvo tokia mintis, kad kažkaip gal per mažai, bet galvoju, vis tiek plentų lėksiu. Normaliai turi laikyti, bet kadangi jo čia buvo toks kelias, prieš tai irgi buvo toksai duobėtas, kur biškį pakratė. Dabar jau labai buvo toks įkratantis tas kelias ir matyt išvibravo gal kažkiek. Ir jo tiesiog nenulūžo, nei ką iškrito tiesiog. Ir žvyrkelį neįmanom rasti. Mažo varžtuko. Bet gerai, viskas pavyko, nulėkiau iki varžtų pasaulis. Paprašiau, turėjau dar kitą varžtuką. 4 paėmiau, dabar reiks karts nuo karto pračekinti. Ar laikos man viskas gerai. Bet turėtų, manau, gerai būti. Tai tiek, kol kas dabar link Kintų lekiam. Sustosim, pasižiūrėsim ir paskui Šilutę berods. Tiek gal.